labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, kurią parodė treneris Žilvinas Kuklierius. Todėl, kad tas dėmesys, kurį gauna vaikas, vadinkim, iš profesionalo krepšininko yra be galo svarbus jam. Aš gerai atsimenu save, kaip po varžybų Žalgirio ar bet kurių kitų varžybų, po varžybų laukdavai lauke ir norėdavai sutikti tą krepšinį, kurį matai bežaidžiantį aikštelėje varžybose. Ir kiek yra džiaugsmo, kada tai susitinki ir pasakai jam žodį, jis tau kažkokį žodį atgal pasako, tai lieka pas vaiką antspaudas. Ir tas antspaudas labai ilgai išlieka. Tai yra pozityvi patirtis ir vaikas tai vertina kur kas labiau už bet kokius žodžius. Taip kad kuo daugiau tokių iniciatyvų, kuo daugiau dėmesio vaikam, tuo geriau bus Marijampolės krepšiniui, tuo geriau bus Marijampolės miestų iš esmės, nes sportas yra viena iš kultūros šakų. Ir mes turim rūpintis, kad augtų ne tik geri krepšininkai, bet ir geri žmonės. Ir jeigu krepšininkai profesionalai bus pavyzdys to, vaikai natūraliai norės tom sekti. Taip kad tai ir mum yra atsakomybė. Taip kad dar kartą didelis ačiū didelis Žilvinui už šitą labai gražią mintį ir idėją. Ir aš linkiu sėkmės visam Marijampolės vaikų krepšiniui, pergalių, vienybės ir daug gražių akimirkų. Labai džiugu, jog priėmė mus profesionali krepšinio komanda Sūduva, kuri šiai dienai yra čempionai. Jau ne pirmą kartą mums parodo dėmesį, o aš tai manau, kad labai yra naudinga mūsų mažiesiems vaikučiams, jaunajai kartai, kad tas dėmesys būtų didžiulis postūmis jiems siekti krepšinio. Labai džiugu žaidėjų pozicija, jog jie mielai tai daro ir sutikusius laik pasisveikina ir mūsų komanda, kiek galim, tiek palaikom, stengiamės susirinkti visi, nes aš manau, kad labai svarbu yra vaikučiam matyti, kaip treniruojasi, kaip tapti tuo krepšininku ir kaip jie žaidžia. Labai dar džiugu yra tai, kad visi tėveliai, ne visi, bet dauguma tėvelių ateina ir kada mes sujungiam dvi komandas, kad tėveliai mato tą požiūrį, tada būna tvirtesnė komanda, aš vis laik sakau, yra tėvelių komanda ir vaikučių komanda. Kuo bus stipresnė tėvelių komanda, tuo vaikučiams nuo to bus tik tai geriau. Norėčiau pakviesti visus trenerius, Marijampolės visus trenerius, kurie ugdo jaunąją kartą, jaunuosius krepšininkus, jog jie skirtų dėmesio, kad būtų bendradarbiavimas, kad vaikučiai ateitų į varžybas ir galbūt tai bus mūsų labai graži pradžia. Mes esame viena miesto krepšinio komanda. Labai džiugu, kad vyrų komanda parodė dėmesį mažiukam, nes jiems tai yra neįkainojama patirtis, kuri, manau, padės jiems, bus daug motyvacijos ir manau, mažiukai labai džiaugsis šitą patirtimį ir šitą treniruotę su vyrais. Mes su laiku visada einam į vyrų varžybas ir, manau, palaikysim Sūduvą visada. Yra labai džiugu, kad kviečia komandą vaikučius dalyvauti šitokiuose projektuose. Tai yra vaikam galimybė tobulėti, yra motyvas, kad jie stengtųsi ir galėtų geriau žaisti krepšinį, yra motyvas lankyti, o vyrais tai yra labai džiugu, kad jie pasikviečia, kad mes juos matom. Žinoma, mes dažnai užsukam į varžybas, palaikom mūsų Marijampolės komandą, tikimės jos pergalių ir tikimės, kad vaikai lankys krepšinį ir toliau. Iš tikrųjų labai smagu, kad turim tokį trenerį kaip Žilvinas, kuris su mūsų vaikais randa bendrą kalbą ir iš tikrųjų manau, kad kiekvienas tėvelis pastebėjo, kad jis atiduoda visą save. Tai labai šaunu, kad Marijampolėje tą turim ir labai smagu, kad vyksta tokie dalykai, kaip pat šiandien bendra tokia treniruotė. Iš tikrųjų, kad manau vaikam tai irgi labai gerai, juos motyvuoja ir jie labiau norės sportuoti, kaip pamatys, kokie gali būti užaugę šaunuoliai, kaip gali mesti į krepšį. Žodžiu, manau, kad tai yra labai gerai.